Pasirinkit pirmą, antrą ar trečią jūsų kortą. Pažiūrėsim, kur slypi problemos su pinigais priežastis. Jei pasirinkot pirmą, pažiūrėkit, kur finansiniai sprendimai kyla iš meilės, iš širdies, o kur iš pareigos, kaltės jausmo. Tikra gausa prasidės, kai rūpinsitės kitais, negriaudami savo pačio stabilumo. Paieškokit balanso. Jei pasirinkot antrą, čia problema slypi užstrigime senoje finansinėje sistemoje. Galbūt laikas pakeisti senus įpročius, savo gyvenimo būdą. Įsivardinkit sąžiningai, ką paleisite. Jei pasirinko trečią, priežastis gali būti susijus su pagrindo struktūros ilgalaikio planavimo trūkumu. Susikurkit aišku finansinį pamatą, paskaičiuokit realias mėnesio išlaidas, pajamas ir gausis.